Oi, kaip gaila, kad dabar nepavyko pataikyti. Tikrai buvo gera proga pelnyti tą bent jau pirmą įvartį kol kas. Sarkanio perdavimas ir štai čia. Būna taip, kad tu neįmuši įvarčio ir iškart esi nubaustas. Taigi čia ta situacija nutiko, kai mūsiškiai nerealizavo be nesakyčiau dėkingiausios arba vienos iš dėkingiausių progų šiame mače. Ir rezultatas jau 0-5. Kągi, užtikrinta pergalė įsiveš iš Elektrėnų. O komanda čia jau jokių klausimų nebėra. Kėlinį. Kiek daugiau nei kėlinį nesilaikė elektrėniškiai, bet po to jau įrodė savo klasę. O komanda ir dabar jau ir Sarkanis buvo gan geroje pozicijoje. Dar vienas momentas ir dar vienas įvartis Krums. Pasižymė pačioje kėlinio pradžioje. Aišku, galbūt ir Mogo komandos žaidėjai nusprendė kiek rimčiau galbūt žiūrėti, nes pirmaudami 3-0 galbūt kažkiek ir atidavė, ne tai kad iniciatyvą, bet leido vilniečiams šiek tiek daugiau sukurti atakų ir pavojingų metimų. Bet štai dabar pačioje kėlinio pradžioje rezultatas tampa vėl geresnis, žymiai geresnis Mogo komandai ir vėl atstatoma turėta didžiausia persvara. 3 įvarčių pranašumas.